Labą dieną, nėra blogo oro, kad užsiiminėt sportu. Tuo labiau užsiiminėt sportu su vaikais. Taigi, po 5 minučių apšilimo mes pavaikščiojom parke ratų. Galima pabėgioti su vežimėlį, jeigu jums leidžia galimybės, leidžia vežimėlio galimybės. Ir dabar pasiūlysiu 10 pratimų, kuriuos jūs galite padaryti parke, kieme, balkone. Kiekvieną pratimą darykit po minutę ir tai išeis 10 minučių, plus apšilimas 5 minutės. Taigi jūsų treniruotė gausis apie 15 minučių. Gali didinti, pradžioje užteks tiek, daugiausiai yra ant kojų pratimų. Taigi pradedame. Pirmas yra pritūpimas stumiant vežimėlį. Jūsų keliai neturi užeiti už jūsų pirštų kojų. 1, 2, 4, 5. Ir taip daro minutę. Žiūrėkit, kad jūsų užpakaliukas eitų į galą, toks jausmas, kad sėdatės ant kėdės. Keliai neturi užeiti už pirštų. 1, 2. Ir taip daro minutę. Kitas, jeigu yra galimybė daug pravaikščioti, tai galima daryti pritūpimus einant, bet jeigu ne, tai tiesiog vietos. Tai gausis 1. Čia tos pačios taisyklės, kad jūsų keliukai neturi užeiti už pirštų. Čia taip pat veikia labai gerai presas ir rankos. Kitas pratimas bus pritūpimai su mostu atgal kojų. Stumiam, keliam. Sėdam, stumiam. Sėdam, stumiam. Sėdam, stumiam. Sėdam, stumiam. Ir taip minutė. Kitas pratimas bus, jeigu galite pasimti šonų, jeigu pas jūs tiesus vežimėlis rankenėlė, tai galima taip. Atsistojam. 1, 1. Mamos nevalgo, valgo tik tai vaikai. Tas pats kitas pratimėlis, tas pats tik kitų šonų. Atsistojam. 1, 1, 2. Kūnas tiesus eina į šoną. Kitas pratimėlis bus vežimėlis šonu ir atsistojam. Sėdam, keičiam. Sėdamės, keičiam. Sėdamės, keičiam. Ir taip minutė. Kitas pratimėlis bus atsistumiam vežimėlį truputėlį nuo savęs. Keliam. Galima prijungti ranką. Keliam. Ir taip minutė. Jeigu galite daryti tiesiog greitai. Tai va. Kitas bus pasilenkimas. Pavažiuoja vežimėlis, pastumia, atstumia. Pastumia, ne. Pritraukėt, pastumėt, pritraukėt, atstumėt. Ir paskutinis truputėlį išjudinti raumenukus, tai tiesiog pašokinėjimas vietoje. Taigi su vaiku galima tikrai sportuoti lauke. Mes dabar parke, pas mus tikrai yra šalta, bet galimybės leidžia, kodėlgi ne, vaikas laimingas, tai eisim pasivaikščiot, galima dar pabėgioti. Taigi čia viskas jūsų rankose. Kaip jūs norit, taip jūs ir gyvenat. Taigi nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Ate.
Ate! Ate!